Kauno tvirtovę reikia suprasti kaip kompleksą. Tvirtovė tai kompleksas faktiškai dalis miesto. Tai yra gyvenamos vietos, kareivinės, administraciniai pastatai. Visokie pagalbiniai pastatai, sakraliniai pastatai. Fortai, baterijos, centrinis pylimas, sandėliai ir įvairūs apkasai, kurie buvo daromi jau Pirmo pasaulinio karo metu. Nors praėjo labai daug metų, bet tie objektai, kurie buvo naudojami kariniam reikmėm, nebuvo labai užleisti, tai jie reikalauja tam tikro kosmetinio paremontavimo. Tai yra pašalinti reikia želdinius, sutvarkyti drenažo sistemas, bet šiaip jie atrodo dar visai neblogai. Mūsų asociacija Kauno tvirtovė ir dalyvavo kaip dalininkas, kaip steigėjas šitam projekte kaip Kauno tvirtovės parkas, kurį įkūrė Kauno rajono savivaldybė ir Kauno miesto savivaldybė tam, kad tie fortai būtų tvarkomi. Ir va dabar mes matom, žmonės dirba kiekvieną dieną, tvarko kažką, bando pritaikyti. Kai kurie fortai dėka asociacijos Kauno tvirtovė, talkininkų dėka yra aptvarkyti. Ir va, žiūrėkit, vanduo. Bet kuo toliau, tuo daugiau vyksta erozijos procesas, ypatingai tose vietose, kur yra nulupti apsauginiai stogeliai arba kitos apsauginės priemonės. Tada jie pradeda irti gana greitai. Technologija tokia, pirmiausia, reikia išdžiovinti sieną, tada nurinkti skilusias plytas. Pirmiausia, juos reikia padaryti saugiais. Reikia uždengti tokias vietas, kur yra šuliniai, kur galima įkristi arba kur yra statūs šlaitai. Kauno tvirtovės parkas, kuris oficialiai dirba tik tai metai, taip pat įgyvendina saugumo ir informavimo priemonių planą fortuose. Taip, įrengtos tvorelės, šlagbamai. Surastos pavojingos vietos, uždengti šuliniai, uždėtos grotos ir žinoma informavimo priemonės. Tai yra pastatyti stendai. Lentelės žyminčios, kad atsargiai pavojinga statu, dar kažkas tai. Ir vienu žodžiu įrengėm bent prie tokių, kad būtų jau tvorelės, kad nenulėktų žmogus kažkoks žemyn. Mūsų antras uždavinys aptvarkius fortus yra rasti jiems tas naujas funkcijas. Tokias funkcijas, kurios leistų tam fortui arba baterijai būti sėkmingai, generuoti kažkokias pajamas arba kad ten žmonės galėtų veikti kaip visuomenė. Tada gavę gyvybę, jie gyvens antrąjį gyvenimą. Mes visi atsakingi už tuos dalykus, už šitą kraštą, už tų aplinkų kūrimą ir iniciatyvas reikia rodyti patiems, išplėtoti šitą visą judėjimą visuomeninį. Būti aktyviu, būti pilietišku, patriotišku. Judam toliau. Čia pirmajame forte iš tikrųjų atsiradau visai atsitiktinai. Su tėčiu važiavom žirgams šieno parsivežti ir pravažiavom fortą ir visai gal čia būtų smagu kažką sugalvotam forte. Pasikalbėjom, papasakojom idėją, kad galbūt norėtumėm įrengti čia žirgyną, pritraukti žmones, vaikus, jaunimą, mokyti joti, galbūt ten su vestuvininkais užsiminėti, renginius rengti. Ir stojom į asociaciją, stojom dabar šiuo momentu į pirmą forto įgulą. Ir tikrai labai džiaugiamės, kad tikrai juda visas tas dalykas. Mes dabar esam trečiam forte. Čia vietos bendruomenė su vietos trečio forto įgula daro renginius. Toks kaip traukos centras praktiškai gavosi. Nes praktiškai išėjo sovietų kareiviai, tai mes išlandžiam visą fortą. Čia. Po kažkiek laiko sugalvom, kad reikia daryti kaime šventes ir tokį kaip bendruomenės centrą pasidarė. Ir būtent čia jau labai tradiciškai 4 metai, jau 5 netgi vyksta joninės ir užgavėnių šventės. Tai susirenka žmonės net iš aplinkelinių kaimų ir iš Kauno miesto būna žmonės atvažiuoja svečiai. Svarstom apie galimybę čia įrengti ateityje kitais metais edukacijos centrą. Tai būtų įvairios programos moksleiviam, vaikams, stovyklos, kūrybinės dirbtuvės.
Dabar mes esame 11 Marvos forte ir čia mes jau esame viduje jo. Kadangi jisai, kaip žinot, yra 11 paskutinis fortas ir buvo statomas 13 metais, o iškasti rėvai, kuriuose turėjo būti mūrinama, statoma fortų įrenginiai šitą, bet kadangi prasidėjo karas ir jisai likęs taip. Čia jau šįmet buvo vienas renginys, buvo Kauno apskrities skautų suvažiavimas. Praėjo gana sėkmingai, atrodo patenkinti buvo. O taip tai galbūt šitą paruošusi bendruomenės Ringaudų reikmėms. Šitą, kaip matot, sala lygus paviršius. Tik aišku, dar reikia daug įdėti darbo, iškirsti tuos krūmus, kurie čia per ilgą laiką susikaupė, užaugo. Dažniausiai tai, aišku, jie yra pritaikomi kaip muziejus, jeigu pasiseka, bet kadangi mes turime fortų daug, tai visi negali būti muziejai. Fortuose tarsi kokie rezervatai, kaip sprogo bomba, sviedinys artilerijos, taip ir laikas ten sustojo. Niekas nepakito per 100 kelis metus. Ta prasme, medžiai užauga, žemės sluoksnis susidarė, bet šitas visas yra. Mes tai galima kaip istorijos vadovėlį atversti apie Pirmą pasaulinį karą ir pasakoti tiesiog. Ir šitos pataikymo vietos yra puikios iliustracijos. Aišku, muziejus yra labai gerai, bet visuose fortuose muziejus nepadarysi. Neblogai ir kada kariuomenė atranda dalį savo funkcijų čianai. Bet ko gero geriausia, kada jie atranda visiškai unikalią funkciją, kada tampa išskirtiniu traukos objektu. Bet kad žmonės vaikšto, domisi, tai tikrai. Nes teko dirbti ne kartą čia forte, ateina žmonės domisi, ką jūs veikėt, kaip čia tas fortas, papasakojam truputį tos istorijos, kiek žinom, ir labai domisi žmonės. Kada kalbam apie tvirtovės atgaivinimą, daug kas įsivaizduoja, kad bus restauruojami visi fortai, atstatomos visos sienos, vidaus pertvaros ir taip toliau. Tai tikrai tokio plano nėra. Kiti fortai, jie nebūtinai turi būti prikelti, jie gali likti griuvėsių formą, bet jie bus kaip parkas. Ir kartais autentiški griuvėsiai yra daug geriau negu visiškai moderniai ir dar naujom medžiagom atstatyti istoriniai pastatai. Čia praktiškai yra susprogdinimas, tai yra Didžiosios Bertos susprogdinimas. Pats generolas Litzmanas nusifotografavęs prie šitų griuvėsių, parodydamas savo galybę, ką padarė Kauno tvirtovė. Taip, čia matosi ir kareivinės, išėjimas į vidinį kiemą. Jo, tai manau maketas bus kaip edukacinė priemonė, rodant forto visumą, kalbant apie fortifikaciją ir padės lokalizuoti tam tikras vietas įdomias fortuose. Yra toksai sėkmės trikampis, kuris sako, kad tik tai tada galės būti tvirtovė normaliai atgaivinta, kada 3 jėgos veiks viena kryptimi. Tai pirmiausia turi būti visuomenė. Visuomenė, kuriai tie fortai kažkiek įdomus, kuri bent jau neprieštarauja, kad tokia veikla vyktų. Antras dalykas, kuris yra reikalingas, tai valdžios pritarimas. Tai reikia, kad ilgesnį laiką valdžia remtų nepriklausomai nuo rinkimų. Pradėti darbai, jeigu jie neturės tęsinio, jie bus tik pinigų išmetimas. Darbas jau yra pradėtas. Yra pradėtas visuomenininkų, pradėtas ir Kauno tvirtovės parko. Reikia tęsti pradėtus darbus. Mes galvojam, kad maždaug 20 metų reikia, kad padirbtume viena kryptimi, tada pasimatys rezultatas. Na ir trečias dalykas, ko labai reikia, tai reikia verslo, kad jisai kažkiek investuotų, nes be pinigų irgi visko padaryti negali. Šitas paveldas Lietuvos mastu yra unikalus ir mes manome, kad jisai bus patrauklus ir įdomus visiems Lietuvos gyventojams ir ne tik, ir jų svečiams. Visų pirma, reikia padėkoti Kauno miesto ir Kauno rajono administracijoms, kad jos šitą projektą realiai remia ne tik žodžiu, bet ir finansais ir moraliniu palaikymu. Kam reikėtų padėkoti, tai tiems savanoriams, asociacijos Kauno tvirtovės nariams, kurie daug ką daro savo laisvų laiku, savo pastangomis. Na ir trečias, kam reikia padėkoti, tai entuziastų žmonoms arba vyrams, kad jie sugeba, kad toleruoja tokią mūsų veiklą, kad leidžia mums veikti. Vaikams, kurie po truputį pripranta būti fortuose, na ir visiems žurnalistams, kurie nušviečia mūsų veiklą.